Šumerisgi perspėjo, kad Ukraina žlugs, jeigu Senatas neišleis naujos pagalbos bilio ir amerikiečiai pajus smūgį. Reiškia, nieks iki šiol negali niekaip prabuksuoti tų, kaip sakant, išbuksavimo ištraukti, ar ne, iš sąstingio ištraukti tų 60 su viršum naujų milijardų skirtų. Nu, niekaip neišeina, jie sienos nenori uždarinėti, reiškia, tai demokratai labai aklavietė yra ir dabar gąsdina tik amerikiečius, kad jeigu nepalaikysit, Ukraina žlugs ir mes irgi čia kentėsim. O štai ir įdomios detalės. Ogi pasirodo, kad nežiūrinti sankcijas, pirmus 9 mėnesius 2023 metais Rusija importavo pažangius mikroprocesorius iš vedančių amerikietiškų ir europietiškų gamintojų, kurie yra verti daugiau nei 1 milijardą. Daugiau negu pusė šito visos apimties importuotų puslaidininkių ir integruotų schemų per šitą periodą atėjo iš vakarietiškų kompanijų, pasak Bloombergo. Tai yra dauguma Rusijos karo čipų yra pagaminti Jungtinėse valstijose ir Europos kompanijoje, kaip įdomu. Arba štai čia įdomu, Vengrijos užsienio ministras pasakė, štai ką. Kaipgi taip nutiko, kad Rusija patapo didžiausių tiekėjų urano Jungtinėms valstijams pernai? Jungtinės valstijos sumokėjo Rusijai virš $1,5 milijardo, tačiau kai mes perkam rusiškas dujas, mes patampam karo sponsoriais. Niekas nenori šokti, reiškia, ant liūto nugaros. Yra lengviau, kaip sakant, trypti Vengrijai, jisai pasakė. Rimtai, kaip čia taip gaunasi dabar? Visas pasaulis čia prieš Rusiją viską, o, kaip sakant, Rusija ir tų čipų gavo, ir savo uraniuką pastumdė Jungtinėms valstijoms. Viskas normaliai, kaip sakant, vaina vainoj, abėd po raspisanė, yra toks posakis. Karas karu, o pietus pagal tvarkaraštį, ar ne? Nu, biznis yra biznis, kaip sakant. Viskas normaliai, viskas kaip turi būti. Pasirodo, kad Erikas Šmitas, kuris yra Google vadovas, reiškia, slaptai vykdė karinį projektą, gamino savižudžius dronus, kuriuos, reiškia, ruošiasi pateikti Ukrainai parduoti, kurie būtų neapsaugaunami lauke, ten, reiškia, naikinti rusiškai technikai. Google, žmogeliukas, Google, šitas veikėjas, reiškia, irgi į karinę pramonę lenda. Jūs pastebėjot, kaip visokiausių plauko, reiškia, veikėjai dabar pradeda svaigti apie savo privačias armijas, lysti karinę industriją, reiškia, gynybos pramonę ir panašiai. Koks įdomus sutapimas. Ir visą tai lenda.